Labas rytas, sveikinasi su jumis iš Punsko. Tai va kartu išvažiavom su... pamirštu vardą. Robertėlis. Su Artūru, žodžiu, į Lenkiją. Sugalvojom pavažiuoti. Tai kol kas kažkokio didelio plano neturim, kur važiuoti. Kitų tiltų nuvažiuoti, pasižiūrėti, nu ir toliau pasivėžinti. Kažkur gal po kaimelius ar dar kur. Tai ką, bandysim traukti. Žodžiu, navigacija nauja veikia puikiai. Galiu drąsiai rekomenduoti. Smagiais keliukais važiuojam. Bet kol kas tai šalta. Visas perpučiamas aš. Buvom sustoję degaliniai. Artūras kurų užsipylė, man dar nereikia. Va, dabar yra Lenkijos laikų 8:30 beveik. Liko 34 kilometrai iki tų tiltų. Aš jau šiemet buvau šiaip prie tų tiltų. Nuvažiuosim dar sykį. Su dronų kadru padarysim gal kokių. Smagu važiuoti nevažinėtais keliais. Tobuli tokie keliukai. Mašinų nėra, gražu aplinkui. Na, beveik atvažiavom. Čia dar bus kažkoks apžvalgos bokštas. Praeitą kartą, kai buvau, neteko jį užlipti, bet dabar, manau, pasinaudosim šitą progą. Nu va, koks apžvalgos bokštas. Nu va, bus dar vienas sąskaitoj apžvalgos bokštas. Nu, visai gražu čia. O, ir tiltai ten matosi. Sugebėjau išsitiest ant tokio kalniuko, važiavom. Ir užkilus iškart dabėgant gali buvo priekinis ratas. Priekinis ratas pataikė į tą duobę, biškį išmetė į viršų. Ir, nu, teko biškį atsigult. Tai truputį pasitiningavo sankabos rankenėlė. Va. Išsileisim į apačią. Jaučiu iš prieš tų tiltų, tai tokia banaliausia vieta, kur visi Lenkiją atvažiavę nuvažiuoja, tai turbūt pilnas YouTube'as ten prifilmuota. Nes iš tikrųjų nėra čia toli. Nu va, ir atėjom iš apačios prie tų tiltų, po tiltais. Gal reikia droną pasikelt. Aišku, šiandien taip sekasi.
Tikiuosi drono nenupūs vėjas. Labai pasikėlęs droną biškį. Jau ne pirmą kartą, jau čia per 2 mėnesius antrą kartą aš čia. Tik vieną kartą su mašina buvom, su šeima atvažiavę. Tai dabar va, pažiūrėsim, kur toliau galima pavažiuoti, pažiūrėti kažką. Iškart gal jau be nuotykių jau. Nedarysim. Važiuojam į tą kalną. Pasistatysim ten. Pasistačiau. Tai gerai, kad tik tiek. Kad stipriau neišgriuvau. Gerai, kad tas sankabos rankinėlė visiškai nenulūžo, o tai būtų bėda. Atvažiavom į mineralinių vandenų garinimą. Eina tau kaip čia fainai šitas. Čia grinai kaip Birštone. Yra tas apvalus toks. Tai čia vat. Tik tai čia kokio dydžio jisai? Kokio dydžio čia? Šiaip įspūdingai atrodo. Žiūrėk, ten galima ir užlipti kažkur, ar ne? Ai, jeigu nori užlipti, 7 zlotai. Aš galvoju, kad čia Artūras juokauja, bet čia iš tikrųjų kojam nusiplavo. Atėjom prie ežero. O žuvies kiek? Kojos. Bet ant kiek daug. Čia fainai padaryta. Šitie pavėsinės su stalais. Gražu. Pavalgėm va tokią va porciją koldūnų. Ir alkanais pilvais važiuosim link Mykolaiko. Ten skaniau gal duos pavalgyti. Šitą keliu važiuojam kokiu medžiai prie pat. Čia vos 2 mašinas telpa prasilenkt. Šiemet važiavau jau čia su mašina, tai labai nepatiko iš tikrųjų. Su motociklu taip pat tas super keliai, gražus. Jo, čia prasilenkti, jeigu dar didesnė transporto priemonė, tai sunkiau. Bet tas autobusas užima visą kelio plotą beveik. Realiai vieną mašiną prasilenkinėjo su autobusu į griovį, įvažiavo. Nu, sustojom. Fainai tokiai vietoj. Kaip čia tas miestelis vadina, aš tik kažkaip... Kaip? Elk. Elk. Kaip fainai jachtas atrodo.
Vienas veikėjas suvalgys ledus ir važiuosim į Mykolaikas, nedaug čia liko iš tikrųjų. Tai dabar jaučiu nebefilmuosiu, kaip važiuoju, nelabai turbūt ir įdomu. Tai filmuosim taip, ką nors. Važiavom į Mykolaikas, matėm va kanalą. Smagu šį pavažinėtoją Lenkijoje. Tikrai yra visur ką pasižiūrėti. Taip pavažiuoju net neplanuodamas. Nelabai ką ir planavom. Nei kur važiuoti, nei kaip važiuoti. Ir dabar planą kažkokią didelę neturim, tai važiuosim į Mykolaikas gal. Ten pažiūrėsim kažką, pasivaikščiosim, pavalgysim. Ir gal kažkur toliau pavažiuosim dar. Tai va. Tiesiog laisvai važiuojam. Gerai, gal pasikelt droną, filmuoti iš viršaus. Gal pasižiūrim, kaip atrodo iš viršaus. Atvažiavom į Mykolaikas. Čia buvau ar vasaros pradžioje, ar balandžio gale, dabar nepamenu. Tai buvo dar ramu, ne sezonas. O dabar tai ir vienoj vietoj koncertai kažkokie. Ir čia va kažkas vyksta. O žmonių tai pavalgėm Mykolaikos skaniai. Žinojau jau kur pavalgyti, nes vieną kartą jau buvau ten išbandyta. Tai dabar eisim prie motociklų, bandysim kažkur nuvažiuoti. Kokį motociklą? Desertų eisim. Kokio desertą tu? O, žiūrėk, kas čia? Labubų. Reikia dukrai labubų nupirkti. Nesusilaikiau, žinokit. Labubų. Atvažiavom į Vilko Irštvą. Čia net yra aikštelė speciali motociklam. Pradėjom eiti ir grįžom, tai pasikeitėm batus. Nusirengėm biškį striukės, nes turbūt čia nemažai pavaikščiot reikės. Tai einam pasižvalgyti. Beje, bilietas kainavo 35 zlotai. Ačiū, Lenkų kariai kažkokie. Eksponatai. Znoszony przez
III Rzeszę Niemiecką w czasie II wojny światowej. Część z nich to monumentalne budowy, czasem o niewyjaśnionym ostatecznie przeznaczeniu, które wciąż pobudzają wyobraźnię historyków. Kiedy trwały do dzisiaj, choć zachowane w różnym stanie, niezmiennie od wielu lat przyciągają setki tysięcy turystów. Zainteresowanie takimi miejscami nie maleje, a odkrywanie historii jest kołem zamachowym turystyki. General use bunker. O, kaip šalta čia. Visur jai draudžiama. Šiaip taip norėtųsi įlysti ten į vidų. Atrodo visas įdomumas viduj. Čiūčių iš viršaus bombino ir šitas. Ir atlūžo. Oho. Weź pod uwagę, że to jeszcze w ziemi jest. Ta prasme. Čia kas? Čia pokštas turbūt, ne? Tai aišku pokštas. Atgaila, kad negalima vaikščioti viduj. Būtų įdomu. Čia neparašyta, kad negalima lysti. Tai vadinasi galima. Ir kur mes čia patekom? Tai va, kaip atrodė vis šitas sielas. Вот, čia ir pastatas tas. Kaip atrodo visas bunkeris. Pradžia. Viską beveik praėjom. Panašu, kad kartojasi viskas. Visur tiesiog grįvėsiai. Kad man asmeniškai labai įdomu būtų, tai taip nėra. Galvojau, gal kažką įspūdingiau pamatysiu. Bet nieko, vis tiek reikia pamatyti. Nuvažiuoti, pamatyti. Bet 26 dabar. Tai mes dar net nežinom, kur mes miegosim. Galvojom prieš tai iki Gdansko dar važiuoti, bet gan tolokai čia gaunas jau. Tai ir rytoj paskui grįžti. Bus geras kelio gabalas nuo Gdansko. Tai bandysim kažkur žiūrėti, čia gal netoliese rasim, kur apsinakvindinti. Čia žiūrėk, kad dar galima pasivaikščioti. Pasivaikščiosim ir bandysim spręsti nakvynės problemą. Būtume gal palapinės pasiėmę, problemos ir nebūtų.
Variklio likučiai. Žodžiu, niekur toli nevažiuosim. Grįšim į Mykolaikas. Kaip tik va iškrito nebrangus variantas nakvyniai. Tai va, šiandien pabūsim Mykolaikas ir rytoj važiuosim po biškį link mano namų ir, ta prasme, bandysim gal dar aplankyti kažką, bevažiuojant. Tai va, reikia rengtis ir keliauti. Nu va, gavom nakvynę. Motociklai apačioj pastatyti. Eisim dar pasivaikščiot, pavakarieniaut turbūt. Tas vėl su triusikai stovi, šitą nefilmuosim gal. Gavom rūžavą kambarį. Va. 2 bičiai rūžavą kambarį ir labubų. Va taip va. Va taip kambarys atrodo už 64 ir kiek ten eurus. Labas rytas. Tai va, vakar grįžom į Mykolaikas, apsistojom. Buvom pavalgyt. Valgiam zapekanką. Aš dar kebabą valgiau. Artūras valgė antrą zapekanką. Ekstra aštrė. Verkia čia kaip mergaitė. Ir važiuosim. Kažkur važiuosim. Į Augustovo turbūt važiuosim. Tai va. Vakar nepakėliau čia droną. Reikia dabar pasikelt droną, pasižiūrėti, kaip atrodo iš viršaus viskas. Važiavom mini Žvalgos bokštą laukuose. Kažkas romantiškai pabuvo. Žvalgos bokštą. Važiavom iki Augustovo. Stojom parkelėje. Nežinau, dar kažkur važiuosim, nevažiuosim. Pavalgyti tikrai važiuosim. Tai turbūt čia ir užbaigsiu video, tai kam patiko paspauskit like, prenumeruokit. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso.